Napoleonai, iš kur tas tavo praktiškumas? Kaip tu visą tai panaudoji? Aušelėlė, nu, žinai, aš Suvalkietį, kurio čia Suvalkietį, Zanavykiai, žinai, ten Šakių rajonas, tai Zanavykai, tai kai žmonės sako, aršesni dar už Suvalkus. Bet ir Suvalkiečiai, ir Zanavykai, žinokit, neskupus, o taupus, moka panaudoti viską kelis sykius, pavyzdžiui. O čia dabar aš nebereikalu prisikroviau visokių butelaičių tuščių, žinok, po to mes pažiūrėsim, kaip juos galima panaudoti dar papildomai, kur nors, o mano pažįstama, Zakarauskas, žinai, tas net nuo sasiskos celofaną neišmeta, panaudoja jisai tenais kai kur, žinai. Nu va, o mes tai šiandien pašnekėsim, kaip va šitų paprastų butelių, kuriuos išmetam, kaip juos galima panaudoti ir sutaupyti pinigų, nežinau. Tai va. Na, pirmiausiai pradėkim nuo to, kad nuo visokių buteliukų, žinai, va, nuo mineralinio, nuo lemonado, nuo visko. Šitos didesnius galima panaudoti kaip piltuvėlius pasidaryti. Palauk, šitą biskį, vandentą biskį yra. Žiūrėk, nupjaunam šitą dalį, ko ne piltuvėlis, palauk, pasimsiu normalesnį peilį. Va, žiūrėkit, pagal tą rinčių. O. Tu žiūrėk. Nu, dabar, kad ir į šitą butelį man reiktų susipilti kokios geros alaus vandens, nebūtinai, žinai, galima ir birius, kokius nors tenas produktėlius, va, žiūrėk. Ir jau aš neprisilaistysiu. Na, žinoma, čia, kad tas kraštas gražesnis, žinai, čia galima nulyginti, galima čia iškarpyti visokias karpinės, nu, tai kam to vargu, o žiūrėk, jau piltuvukas. Iš šito, žinai, ką padarysim? Semtuvėlį. Kokiam ten, žinai, čia pasi apsikrovusios mudvi. Kokiam miltam, cukrui, žiūrėk. Nežinau, čia pjaut geriau, o čia kirpt, paskiau aplyginsim. Va, būtent tą reklaminę dalį, kurios mes nenorim rodyti, žinai, paimam. Žiūrėk, jau beveik piltuvėlis. Atometai, tik tai paskiau, kaip sakiau, jau su žirklutėm galima kraščiukus šiek tiek apeit, ko čia man nekerpa, kerpa jau. Žiūrėk. Ar miltus, ar cukrų, pagaliau vaikam gali giesmėlį žaist vasarą duot. Tulpesgi sodinam, žemėm pasikabyt, ką nori. Žinai, jeigu storesnės kokios plasmasės indukas, kodėl gali ir žemės kasinėt. Žiūrėk, jau turim piltuvėlį, turim semtuvėlį. Sveikatos balandėlį. Jeigu kartais kur nors neturit iš ko gerti vaistų, pasakiau, ne? Žiūrėkit, galima labai nesunkiai pasidaryti, taip sakant, čirkutę. Klausyk, čia. Jau čia burneliai telpa, žinai. Galima ir kokteiliam pasidaryti ir kam norit, bet jau čirkutę turim. Sveiki būkit. Žiema artėja. Va, pažiūrėkim, kaip mes iš šito vandens didelio indo galim pasidaryti lesyklą. Ir labai, žinok, mandrą, labai škaraną lesyklėlę. Šiaip tai, žiūrėkit, pagrindinis mūsų darbas čia šonuose išpjauti kažkokias skylės, kad zylės ar žvirbliai, smulkus paukšteliukai galėtų įlyst. Aš kadangi jau iš akies galiu viską, tai man nebūtinai paišyti, o šiaip tai galima ir su kokiu ten flamasteriu, su markeriu kokiu nusipiešt, kaip tenais tą visą skylę išpjaut kokios formos. Man tai patinka tokios visokios, žinai, arkos. Tai aš jau žiūrėk, va čia tokią arką aš pjausiu šitoj pusėj. Va. Žiūrėk. Va, išsipjovėm tokią skylę. Aišku, mes čia su žirklėm dar pataisysim. Ta patį galim padaryti ir iš kitos, ne tai, kad galim, bet tiesiog reikia ir iš kitos pusės padaryti, nes paukščiukams saugiau, smagiau bus palandžiot. Ir, žinai, kas dar gerai, į tokias lesyklėlės jas pakabinam medyje, tai tada mažųjų tų paukštelių, zylių, žvirblių neskriaudžia varnos. Nes jau tos tai zarazos, varnos, kuosos, žinai, tai jos šiaip iš kur tvirtos lesyklos lenda
išvagia, viską išneša, mažiukam nepalieka, skriaudžia. O į šitos, kadangi bus pakabinta medyje, supuojasi ir varnos nelenda. Nu, kad aš beveik neturiu ką taisyti, žinokis, jie vaikelė, mano akis tai tokia meniška, sakyčiau, kaip kokio klasiko, kokio Mikelandželą, žinai, tokį, ne? Nu, tas gal tokių, žinai, blešinių nekarpydavo žmogus tenais, bet vis tiek. Na va, žiūrėkit, jau tokį namuką gražų turim. Na, o dabar, kad jį būtų patogiau pakabint, šonuose. Šito mes negalėtume pakabinti? Galime šito kabint, žinai, bet žiūrėkis, jau nu, šleivokai arba šakelės reikia. Padarysim tokį pakabinimą ir dar, žinai, kas yra, žiūrėk, to aš parodysiu. Tokiam, pavyzdžiui, zylutėm. Na, dar iš kitos pusės. Maždaug vienodam aukštį. Va, žiūrėkit, turiu pagalį. Nusidrožusi. Įgrūdam tą pagalioką. Va. Paimam seną batų šniūrą. Irgi čia, žinok, sutaupimas šioks toks. Ir, va, užrišim, tada galėsim pakabėti, kur tik nori. Ko čia nenuilginus, žinai. Va. Na, tai dabar tik tai lieka ko nors įbert paukšteliam. Va, aš čia turiu grūdų, žinai. Va, nu, kokių trupiniukų, kokių džiuvėsiukų, ant kraščiukų galima dažnai su vėlute kokią pakabinti, zylėm kokių skurgalį kokį, žinai, žiemą. Va, ir turim tokią visą originalią lesyklėlę ir praktiškai iš nieko padaryta. Tai va, nešim pakabytų jau.